Sveiki sugrįžę į studiją, kur tradiciškai ketvirtadienį tęsime su rubrika Knyginėjimai trumpai. Ir šiandien 3 knygelės vaikams pristatys vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Tai sveiki, ačiū, kad atvykot ir galime pradėti nuo pirmosios knygelės, kuri vadinasi Aš esu laimingas, emocinio intelekto lavinimo užduotis. Tai jinai yra tokia kitokio pobūdžio, kaip aš suprantu, ne visai skaitimui atsipalaidavimui, bet ir gal šiek tiek proto lavinimui. Tai sveiki, taip, iš tiesų labiausiai jinai yra emocinio intelekto ugdymui. Ši knygelė yra Monstropedijos serijų dalis, ta Monstropedijos serija yra didesnės serijos Kakės Makės dalis, monstrai būtent ateina iš Kakės Makės knygų. Ir šioje knygoje vaikai nuo 6 metų, gali šiek tiek vyresni būti, ar jaunesni kartu su tėvais, spręsti įvairias situacijas, kaip jie, pavyzdžiui, reaguotų, ką jie laiko, kai jiem, pavyzdžiui, yra labai pikta, kaip jie elgiasi, kaip geriausia elgtis, kaip numalšinti pyktį. Kartais kai kurie metodai gali būti labai juokingi, pavyzdžiui, kažkas tave įžeidė, labai supykdė. Mintise įsivaizduok, kad jis juokingai apsirengęs kokiu klauno kostiumu, iš karto nulėksta. Arba jeigu yra daug sudėtingesnis pyktis, gal reikia su kažkuo pasišnekėti. Tai tokių kartu ir veiklos knygelė, nes ten galima pažymėti, pabrukšniuoti, pažaisti joje, bet kartu yra labai daug patarimų, kurie padeda įveikti tuos sunkius jausmus, o kartu ir susitvarkyti su tais labai džiugiais, nes kartais, žinot, net ir suaugusiai kartais toks džiaugsmas užklumpa, kad nežinai, kur dėtas. Tai kartais prireikia irgi tam. Ir apskritai emocinio lavinimo užduotis, aš sakyčiau, kad ypač mums su tokiu lietuvišku šiaurietišku mentalitetu žmonėms tikrai naudinga. Ir vaikai kuo daugiau supranta apie jausmus, apie juos išmano, tuo daugiau jie gali pasakyti savo aplinkai, kas vyksta su jais, kaip jie jaučiasi, o tada ir suaugusiems daug lengviau padėti tiems vaikams susidūrus su iššūkiais. Tai dėl to galim lengviau komunikuoti, suprasti viens kitą. Būtent. Ir dėl to tiek grožiniai pasakojimai naudingi yra, tiek tokios veiklos knygelės. Taip, tai jau galime eiti prie antrosios knygelės, kuri yra jau šiek tiek kitokia ir vadinasi Magiška apyrankė, išsipildęs noras, pirmoji knyga. Tai tikriausiai bus ir antroji knyga. Tai dabar apie pirmąją pakalbėkime. Taip, tai čia yra nauja serija, maždaug vaikams nuo 7 metų, kurie jau gali skaityti ilgesnius tekstus, arba jiem gali tėvai paskaityti, jeigu dar 7 gerai neskaito. Ir tai yra serija Magiška apyrankė, o pirmoji dalis yra Išsipildęs noras. Na ir ta magiška apyrankė keliauja iš rankų į rankas ir patenka šį kartą Bekai, mažai mergaitai, kuri jau lanko mokyklą. Ir vieniša. Ir didžiausias jos noras yra turėti kuo daugiau draugų, užmegzti kuo daugiau santykių, būti net populiariai, galima sakyti, kai turi daug draugų. Ir noras išsipildo, bet kaip, nereta, nutinka situacijų ir mergaitai tenka pagalvoti, ar tikrai tas noras buvo pats geriausias, ką jinai galėjo sugalvoti, ar iš tikrųjų turėti daug draugų yra didžiausia gyvenimo prasmė? Kaip sakoma, reikia svajoti atsargiai. Būtent apie svajojimą atsargiai, apie tą norų apgalvojimą, ne tai, kas pirmiausia atrodo lengviausias, o to tikrai noriu. Bet ar man to iš tiesų reikia? Irgi tas klausimas. Tai šita knyga, nors kalbam apie tokius rimtus dalykus, bet iš tikrųjų parašyta labai smagiai, su humoru, kad vaikai ir pakikentų dar beskaitydami iš visų tų nutikimų ir juokingų ir rimtesnių Bekai. Tikrai smagi tokiam lengvam skaitimui. Na ir trečioji knygelė yra vaikų literatūros labai puikaus rašytojo ir šiaip mėgstamo vaikų autoriaus Tomos Dirgėlos knyga. Tai apie ką ši knyga? Taip, Tomas Dirgėla tikrai turbūt tikriausiai yra, galima sakyti, drąsiai vienas populiariausių lietuvių vaikų rašytojų, labai gausiai rašantis. Ir jisai garsėja
detektyvinėmis ir humoro gausiomis istorijomis. Ir čia jau yra 4 A komandos serijos dalis. Nors šitas knygas galima tikrai nebūtinai iš eilės skaityti, nes kiekvienoje vis naujas detektyvas, tik tai veikėjai vis tie patys. Ir kodėl A komanda? Nes yra 4 nariai. Mokytojas Antanas, dar kitaip žinomas kaip Faktas, kaip Blynas, Augustas, Adelė ir jos žiurkė Albina. Tai visi iš A raidės. Taip. Ir jie šį kartą leidžiasi štai į naują detektyvą. Apskritai, sakyčiau, Tomo Dirgėlos knygos ir ypač šita serija yra labai paranki vaikams, kurie dar nesiryžta ilgesnių tekstų skaityti, nes dar stokoja įgūdžių, jiem dar sunkoka, bet skaityti reikia, kad išmoktų gerai. Ar tai reiškia, kad čia yra mažiau teksto, daugiau vizualų kažkokių? Taip, tai vat ir norėjau šiek tiek atversti, parodyti. Yra šiek tiek teksto puslapiuose, yra ką paskaityti, bet yra daug paveikslėlių. Ir nors aš žinau, kad kai kurie tėvai taip pakraipo galvą, tai ką čia skaityti. Bet ypač šiandieniniais laikais, šiandieninėme pasaulyje geras supratimas, koks yra ryšys tarp teksto ir vaizdo, kaip tekstas gali papildyti vaizdo, o vaizdas tekstą, yra tikrai svarbus. Tai prisideda prie vizualinio raštingumo, tas sakyčiau tikrai nebijoti. Ir žinau ne iš vieno liudijimo, kaip būtent panašios knygos vaikus paskatina skaityti daugiau. Jie patiria skaitimo malonumą, nes jas nesudėtinga skaityti. Labai faina, labai smagu, tiesiog kikeni, net suaugusiai ima kikenti vietomis. Tiesiog ir tada, kai tau faina skaityti, ką tu nori? Dar daugiau skaityti. Tai, sakyčiau, tikrai puiki serija ir puiki knyga užkrėsti vaikus, kurie gal visai nemėgsta skaityti, bet pabandyti. Gal būtent ir nuo tokių knygų su nedaug teksto ir reikėtų pradėti tiems ne visai mėgstantiesiems ir, kaip jūs sakot, ir išsikrės to knygų skaitimu. Tai ačiū labai, kad atvykot su tokiom knygų naujienom šiandien pas mus.